Ar pamenate tuos stebuklingus rytus pas močiutę kaime? O kaip krizendavome, kai ji nerasdavo savo akinių? Šių prisiminimų dėka amžinai išliksime vaikais. Liūdna, tačiau ateina metas, kai mes suaugame, o mūsų rodos visada tokia pat turėjusi išlikti močiutė, virpančių žvilgsnių, nebyliai lydi savo palengva besileidžiančią saulę. Man ant dienų 88. Jau pragyvenau visą amžių. Jau visi kiti išmirė tokia amžiaus, o aš dar gyvenu. 9-ąjį dešimtmetį bebaigianti Elena į savo saulėlydį žvelgia viena, o tokiame vienkiemyje kasdien laukdama bent kokio žmogiško artumo. Labas, laukiam. Gerai, kad atėjot jūs, moterėlės, aplankyti manęs. Reikia. A taip jau vienai nuobodagi būnu, va tada. Su kačiuku pažaidžiu viską. Vienatvė, ligos, skausmas. Jie tampa neatsiejami kasdienybės palydovai. Kasdienybės, kuri rodos turėjo tapti šviesiu atpildu už visas gyvenimo negandas. Įkalinti sergančiame kūne senoliai net nesvajoja apie skanesnį maistą ar gražesnę buitį. Ir turto savoka jiems suprantama kiek kitaip. Prabanga tai yra sveikata. Tai yra čia pati didžiausia prabanga. Jei būsi sveikas, būsi ir turtingas. Jeigu vaistus pirksi, tai iš bado numirsi. Aš papuošiu. 70-metis Jurgis visą gyvenimą operos ir baleto teatro lankytojus džiugino savo balsu. Ilgus metus gyvenęs muziką, šiandien jis alsuoja viltimi, jog duona iš tiesų bus kasdieninė. Nebylus, kartais net priverčiantis susigėsti pagalbos šauksmas, ligų iškankintą senolį lydi kasdien. O viltis apie orę senatvę šiandien tėra neišsipildžiusi svajonė. Aš įsivaizdavau, žinot, nebent jau tokia garbinga senatvė. Aš nematau, kad čia garbinga. Nieko nematau. Aš nenoriu būti, kaip sako, suplyšęs. Aš meldžiuos, gėdu, man būtų gėda. Aš normalus žmogus. Jaustis normaliu žmogumi skurdo akivaizdoje sunku, kai tenka prašyti pagalbos, kai lieki vienas, kai artimiausi žmonės išeina, kai balsas virpa, paliestas skaudžiausios netekties. Elena palaidojo vyrą, vėliau neteko abiejų sūnų. Šviesus senolės žvilgsnis slepia su niekuo nepalyginamą skausmą. Aplanka ir anūkės, ir atvažiuoji, ir nuperka, kai paskambinu, ką reikia, vis nuperka ir atveža. Bet kaip jau taip norisi, kad vaikai būtų šalia. Dažnai nuryta ašaras. Beveik taip labai gaila visų, kurie tik mirė. Ir tėvus palaidojau, ir seseris, ir visus palaidojau. Labai gaila visų. Bet ir vyrą gaila, bet jau kaip vaikų gaila. Tai sunku apsakyti, kaip reikia vaikus laidoti. Kiekvienas rytas, kiekvienas vakaras lydimas ašarų. Kiekviena akimirka begalinis troškimas atsukti laiką atgal. Niekas neišgydys ir nepadės išgyventi Elenai skausmo. Tačiau jūs galite padėti gyventi patį gyvenimą, kuris dėja kartais negailestingai atima daugiau negu duoda. Jau reikia ir iš santaupų pasiimti, nes santaupas tai nebežinočiau nei ką daryti. Taupau irgi, kad galėtų mane palaidoti, kos kitą per belaidos, kai be pinigų. Nieks nebepalaidos. Tai taip jau yra. Ir gyvenu. Elena prisipažįsta, jei ne maisto banko daviniai, ji tiesiog neišgyventų. Ir liūdesys prisiminus svajones apie kitokį gyvenimą kas kartą aplanko, slenkant dienoms tyliai, ramiai,
Visai kaip vakar, taip pat kaip rytoj. Kaip man jau būna liūdna, tai aš irgi ir pati padainuoju, ir pagiedu, ir per radiją pasiklausau dainuojančių, ir padedu jiems, taip ir gyvenu. Adventas susikaupimo ir vilties metas. Ir tegul ši Elenos giesmė mums primena mūsų artimuosius. Galbūt tarp jų yra tokių, kurie pasirūpinti savimi tiesiog nebegali. Padėkime išlaikyti tamsiausius debesis nuo šviesiausio gyvenimo tarpsnio – senatvės. Aukokite, nes vos keli jūsų litai gali senoliams sugrąžinti užtarnautą ramybę. Ramybę, kuri pinigais tiesiog neįkainojama.